savaitgalį su Greta dar atvežėm biškį daiktų iš senos studijos ir reikia kažkaip su jais susitvarkyti, išsiaiškinti, ką čia dar galima gal ir išmest, kas reikalinga, kur ką dėt. Tikiuosi, kad viskas sutilps. Jeigu kam reikia tokio biškį apūžusio hato stovo, tai sakykit. Nežinau, ar matosi, bet toks įdomus aspektas, kad prieš kelias savaitės jau buvau studijoj su šortais, o šiandien sninga. O šiaip daug maž aptvarkiau tą daiktų krūvą, dar gal šiandien pavyks paimti šitas kopėčias ir išvežti tėvam, dar šitą išmečiau, o šiaip, nežinau, taip kol kas truputį yra dar tą efektą, kur sukaišiota viskas ne visiškai gerai sugrupavus tos daiktus ir tada taip net truputį pasimiršta, kur ką padėjau, bet tikiuosi, kad ilgainiui tas išsispręs. Yra dar truputį tokio daiktų pertekliaus.
kadangi šitoj studijoj turim truputį daugiau vietos aplink būgnus, tai šiandien pabandžiau biškai kitaip pastatyti overheadus. Nežinau, gal kažkaip teoriškai biškai geriau skambės, kol kas, nežinau, pabandžiau kažką įrašyti, ar nuo to pagerėjo kas nors, sunku pasakyti, gal biškai konkrečiau kažkaip skamba. O šiaip tokia keistoka diena, nežinau, kaip ir norėjau dirbti prie solinio projekto, bet vis kažkaip neapleidžia tas toks neapibrėžtumo jausmas, kažkaip nebuvo labai stiprios motyvacijos prie kažkurių konkrečių dainų dirbti, nėra tokio kažkaip užsidėgymo, kad, žodžiu, tai šiandien tiesiog taip džeminau kažkokias naujas idėjas tarsi, buvo kilus tokia mintis, jeigu reiktų dabar, sugalvoti pusę albumo, kitą dieną kitą pusę ir tada, įrašyti, ką tada gročiau. Tai kažką, pasiėmiau seną akustinę ir bandžiau biškai džeminti, tada ant viršaus būgnus įrašiau ir kažkaip kai kurios vietos gal ir visai irgi įdomiai skamba, bet ne tai šiaip planuoju groti, nežinau. Kaip ir yra naujų idėjų ir kažkokio prošvaiščių ir kaip ir cool, bet kartu ir toks biškai toks pasimetimo jausmas ir tokia biškai baimė vis kamuoja, kad, nežinau, taip man nieko ir nepavyks. Šiandien turbūt tiek. Bandau paruošti šitą gitarą atiduoti dukterėčiai. Reikėjo bišką apvalyti ir pakeisti stygas. Norėjau padaryti viską gražiai ir kokybiškai, pavyzdingai, bet nepasakyčiau, kad labai gerai išėjo. Šiaip nelabai mėgstu tų klasikinių gitarų ir akustinių apskritai, tai netaip ir gerai moku su jom apsėti iš tikrųjų, bet šiaip čia buvo mano pirmoji gitara. Ir nežinau, gal dabar bus pirmoji gitara dukterėčiai, jeigu norės grot. Šiaip šiandien tokia neįtin produktyvi diena, nes vėl pavargęs po koncerto. Vakar apšildėm Mėlyno rago mišką line-up'e. Tai šiaip toks kaip ir nieko buvo koncas, viskas gana sklandžiai išskyrus tai, kad nutraukiau stygą jau gal trečią kartą toj pačios dainos vietoj. Nežinau, kas ten yra. Bet, žodžiu, šiaip viskas kaip ir buvo cool, tik tai tiek, kad kažkaip pastaruoju metu tai daugiau grojom su tokiam grupėm, kur daug maž panašaus lygio. Ir tada visi kažkaip žiūri vieni į kitus kaip į lygius ir vienodai ten babkės dalinasi, kartu tarėsi, ką vežtis į koncą, kokį gerą. O čia buvo taip labiau, kad grynai jau mes tokie apšildantis, o jie headlineriai. Nežinau, padaugėjo ten 2 klausytojai Spotify po koncą, tai gal ir cool, o šiaip mes ten dėl kažkokios naudos grojam, o šiaip dėl meno, tai faina koncai. O dabar tai bandau biškai pragroti gitarą, nes uždėjau stygas, bet kažkaip vis smunka derinimas, kas šiaip, visada būna, kai užsidėti naujas stygas, tai kol jos gerai ten prasitampa, bet kažkaip ilgokai groju ir vis vienodai smunka, tai, nežinau. O šiaip, nežinau, reiktų gal išsipakuoti daiktus po koncą, susitvarkyti kažką. Reiktų perkelt tą vokalo kolonėlę į kitą pusę, nes dabar kažkaip Dariui grojant būgnais labai vokalas eina tiesiai į galvą, o man gana toli ta kolonėlė vis tiek, tai būtų gerai labiau kažkur šitoj vietoj. Nežinau, aišku, dar būtų gerai kažką ir pagroti, ar padžemint bent jau, bet žiūrėsim, kaip čia gausis.
atrodo smulkmena perkelt kolonėlę iš vienos pusės į kitą, bet kadangi visiems daiktam reikia skirtingo ilgio laidų, nes jie yra skirtingose kambario vietose, tai nežinau net kiek čia reikėjo skirtingų dalykų atjungti, atsekti, kur laidai buvo pravesti, susiviniot ir viską perskirstyti ir sujungti iš naujo. Kartais biškai užknisa, nes kažkaip tada pradedu taip nerimaut, kad gaištu laiką, kai galėčiau groti kažkokiam techniniam dalykam, kurie stebėtinai ilgai užtrunka. Bet nežinau, gal šiandien tiesiog tokia diena, kur galima tam ir paskirti. Nežinau, dar bandžiau kažką biškį džeminti, bet nebuvo labai kažkaip to efekto, kur, atrodo, nieko nepadariau šiandien, bet tada pradėjau džeminti ir tada buvo labai ten kietos idėjos pradėjo eiti, tai labiau šiaip kažką. Bet gal tiesiog per daug pavargęs biškį. Tai matyt ir tiek šią savaitę buvo koncas. Biškai kažką pradžiabinau aną kartą, šį kartą mažiau ir reiks žiūrėti, kas ten gavosi. Gal kitą savaitę bus ramesnė ir kažkaip geriau viskas dėliosis.